Į Klaipėdos uostą atplukdyta pirmoji NATO krovinių siunta iš Jungtinių Amerikos valstijų, skirta daliniams Afganistane. Strategiškai svarbus kroviniai iš Lietuvos į Afganistaną iškeliaus ko gero tik kitais metais. Lietuva dėl galimybės per Klaipėdos uostą gabenti NATO krovinius kovojo ne vienus metus. Šiuo metu daugiausia tokių krovinių plukdoma per Rygą. Pasak specialistų, NATO vadovybė dėl saugumo yra suinteresuota krovinius gabenti per kelias valstybės. Todėl tikėtina, kad NATO krovinių Klaipėdos uoste daugės. Šiandien konteinerinis laivas atplukdė 15 konteinerių iš Jungtinių Amerikos valstijų. Kitą savaitę mes laukime sekančios partijos. Iš viso šį mėnesį mes planuojame iškrauti 105 TEU, kurie bus sandėliuojami terminalo teritorijoje iki nurodytos pakrovimo ant geležinkelio platformų datos. Teigiama, kad atplukdytose konteineriuose ne karinis krovinys, o siuntos misijų dalyviams. Bandomasias NATO krovinių partijas į Afganistaną per Klaipėdos uostą jau gabeno Vokietija ir Didžioji Britanija. Planavo Belgija ir Prancūzija. Kiek Klaipėdos uostas ateityje sulauks NATO krovinių paaiškės tik po to, kai kroviniai pasieks Afganistaną ir specialistai vertins šio maršruto naudą.